Laidą pristato naujasis Peugeot 3008. Tikras crossoveris. Sveiki, su jumis, kaip ir kiekvieną sekmadienį, sveikinasi laida Ne vienas kelyje. Ir visus eismo dalyvius noriu pasveikinti su prasidėjusiu ne tik kalendoriniu, bet ir jau, manau, gamtiniu pavasariu. Na, o laidą pradėsime reportažu apie valią ir norą. Apie tai, kaip noras vairuoti gali daryti stebuklus. Profesionalios lenktynės rimtas sportas, reikalaujantis iš vairuotojų ne tik puikių vairavimo įgūdžių, bet ir žaibiškos reakcijos, ištvermės, gero fizinio pasirengimo. Lenktynininkai – sportiški vyrukai, bet Gintaro Šalkausko sportišką sudėjimą matė retas. Mat lenktynių dieną jis neišlipa iš automobilio. Sunku išsitraukti vežimėlį, o ir išlipimas yra ne pats paprasčiausias veiksmas, nes sportinė sėdynė neatsilošia. Įvairiose lenktynėse kone kiekvieną savaitgalį dalyvaujantis Gintaras nevaldo pusės kūno. Atsitiko taip, kaip atsitiko, gavau traumą, po 9 mėnesių aš jau vėl vairavau. Sėdėjau rankinį valdymą ir važinėjau su standartinė mašina, po to sportavau intensyviai su treneriu. Mėčiau ietis, rotulius, diskus, štangas spaudžiau, rankas lenkiau. Ir susipažinau su tokiu žmogum, kuris važiavo ralį aplink Lietuvą. Ir sako, pabandyk, sakau, nu ką pabandyt, sakau, su tokia mašina, ką čia pabandysiu, reikia normalesnės. Ir tam bent jau tam skirtos, kaip antros, kaip kažką, žinai. Ir atsirado tokia galimybė, kad gaut pirmą golfuką šalia tos turimos senos tokios Volkswagen Santanos tuo metu, 98 metais. Tada 22 čia buvo pirmi mano startai aplink Lietuvą. Gavau pirmą golfuką ir važiavau su juo, kaip pradėjau, kaip pasikabinau. Tie sportai man, aš esu sportininkas, nuo kaulų smegenų. Ir čia kaip pajaučiu ir aš pamačiau, kad čia galiu kvietė mane žaisti ir krepšinį, bet sakau, nu ne, ką man būti vidutinioku, jeigu aš noriu būti lyderis. Ir tada prasidėjo. Ketvirtais metais susipažinau su gerbiamu treneriu Jonu Dereškevičium, kuris dar įdėjo ir proto, ir įgūdžių, ir viso kito. Ir tada pradėjau dar geriau valdyti mašiną, pajaust, kontroliuoti, išmanyti fiziką. Nes gazo, kai sako treneris, duoti galingai mašiną kiekvienas žmogus. O vat jau valdyti ir sukontroliuoti viską, jaust, kaip jinai, ant kurio rato, kaip dedasi, kas vyksta. Vat jau čia yra sudėtingiau truputėlį. Gintaras lenktynėse dalyvauja jau daugiau kaip 10 metį. Išbandė daugybę įvairių automobilių, įgijo daug patirties. Tačiau kai jo garaže atsirado šis galingas visais ratais varomas BMW, jis pradėjo kovoti dėl pergalių tose pačiose klasėse, kur važiuoja greičiausi sveikieji. Dabar, kai pradėjau lenktyniauti tarp visų sveikų, su šitų BMW AVD klasėje visais 4 ratais varomais, tai dalyvauju ir Dzūkijos taurėse, ir LAS etapuose, ir GSKL-uose, ir dabar va čia Winter Challengerį dalyvavau, vakar laimėjau AVD klasėje 1 vietą ir tapau metinę įskaitoje AVD klasės nugalėtojų. Čia dabar atvažiuoju iš tus Winter Gamesus, jau 3 etapas, bet vis kišdavo koją mašinos gedimai. Ir dabar jau minėjau, kad vis tiek dar nepasitaisa taip, kaip reikia su elektronika, bet bandysiu važiuoti. Aš jaučiuosi gerai tarp sveikųjų, nes turiu ir galimybės ir imu prizinės vietas, kitą kartą ir nugaliu. O pas konkurentus tai reikėtų paklausti, kaip jie į mane žiūri, kaip vertina, kaip viską, bet kiek aš matau išoriškai, tai pagrindiniai lyderiai tikrai gerbia ir aš juos pažįstu ir sveikinamės ir bendraujam. O kaip kur kas ką, kaip žiūrovai, kaip kiti, niks. Ateina žmonės, sveikina, šaunuolis, malodės, gražus važiavimas. Daugiau susilaukiu pagyrų, o kas ten kur, kaip ar žiūri ar nežiūri kreivai, nežinau. Nepasako. Gintaras per eilę metų prikaupė ne vieną taurių kolekciją, trasoje demonstruodamas puikius vairavimo įgūdžius, nepaisant to, kad automobilį valdyti yra gerokai sunkiau. Stabdymą, greitėjimą, pavarų perjungimą ir vairo sukiojimą jis turi atlikti tik rankomis. Taip, vairuoju tik rankoms, prisisegu diržų sportiniai sėdynėj, susirišu kojas diržu, kad jos man nelakstytų, nemaišytų po pedalais. Ir tada
bumbulas ant vairo, kad nepabėgtų, žinai, kad būtų tvirčiau ir saugiau. O čia yra rankina. Stabdis taip, o gatas kaip motociklo. Dar čia įsirengęs mygtukus bėgiams, bet žinai, kaip automatė, tai čia nelabai tie bėgimai, bet vis tiek kitą kartą apsisukant ar dar kažkur virš posūkį įsijungi pasilaikinti ant apsukas. Sukimosi momentą. Filmavome šį reportažą, šeštadienį Gintaras nugalėjo paskutinėme Dzūkijoje vykstančių Winter Challenge etape ir tapo viso čempionato nugalėtojų visais ratais varomų automobilių klasėje. Sekmadienį Kačerginėje vykusiose Nemun Rink Winter Games varžybose, kuriuose susirinko per 140 dalyvių, jis užėmė 3. vietą visais ratais varomų automobilių įskaitoje ir 1. laisvoje klasėje. Per 2 dienas savo kraitį vyriškis papildė dar keliomis taurėmis ir bendro naudojimo keliais ramiai grįžo namo. Eisme tikrai, kai važinėjau su savo 7-tuku BMW, tai aš tikrai važiuoju pagal taisyklės, tikrai važinėjau tvarkingai, nes kai sako, pasidariau išvadas ir prieš tuos 19, beveik 20 metų rugsėjai bus, tai teko ir išvadas pasidaryti ir buvo per treniruotės tokia situacija, kad 27 prieš 10 metų nusimontavo padangas, taigi vertė automobilį ir degiau, žinai, tai man buvo, kur gyvenime išvadų pasidaryti. Ankstesnį įvykiai pakeitė kaip nors požiūrį į patį vairavimą, į automobilį, į važiavimą? Ne tik į važiavimą, ne tik į vairavimą, ir į gyvenimą, į viską pakeitė požiūrį. Apie daugelį vairuotojų mūsų gatvėse ir keliuose Gintaras turi savo nuomonę, kuri galbūt privers kitus suklusti. Neprognozuoja žingsnio į priekį. Važiuoja tą, ką mato, gazas stabdis, tu kaip važiuoja eisme, kaip tu jau daug metų važinėji, tu gali numatyti, kas vyksta, ne, ar ne taip. Kitą kartą būna, kad tu net nesitiki, ką žmogus padaro priekį važiuojantis ar dar priekį. Aš taip važiuoju. Sudėlioju aš jau į priekį tas situacijas, kas kur stabdys, kas kur suks, maždaug jau tu prognozuoji, kai sako žingsnelį, bet bent pusė, tai tikrai į priekį. Tada viskas geriau vyksta važiuojant eisme ir tu ramesnis, ir kitiem geriau, ir tu niekam nemaišai ir viskas. Motyvacijos dalyvauti lenktynėse jam prideda ir nuolatinis sportas. Ir nors Gintaras nevaldo kūno nuo juosmens, kalbėdami supratome, kad jis jaučiasi sveikesnis galbūt už daugelį kitų. Dabar sportuoju 2 kartus į dieną, bet ne taip kaip anksčiau ten profesionaliai, kaip mėčiau ietis, rutulius, diskus, štangas, spaudžiau rankas, lenkiau. Ne taip, kad ten salėje praleisdavau po 2, 3, 4 valandas. Dabar šiek tiek mažiau, bet vis tiek formai aš visada. Bet atsikėjau šiandien pasportavęs lengvai, vakare vėl, žinai, kad, kad geriau jaučiausi, geresnė nuotaika. Nes yra, kai sako, N būdų, tu, kaip sako, vidinių save užmotyvuoti, save pakelt, nerūkimas, negerimas, ne kažką, žinai, tu gali pasportuoti, tau nuotaika pagerėja, pakvėpuoji, tonusas, viskas, geriau jautiesi sveikas. Kam to? Rūkimo, gerimo ar dar kažko, čia jaunimui norėčiau pasakyti, kad nebūtinai tai, autosportas paimi, darai kažką. Žinai, kad tu turi dirbti, kad tu galėtum įsipilti degalų, sumokėti startinį, padangas nusipirkti, O kas iš to, kad tu prageri? Taigi savo kenki. Laidą pristato naujasis Peugeot 3008. Tikras crossoveris. Tęsime laidą ir joje tradicinė rubrika, kurią mes rengėme su mūsų laidos žiūrovais, atsiliepusiais į žinutę socialiniuose tinkluose. Kartu su Lietuvos ralio čempionu ir mūsų laidos saugos vairavimo instruktoriumi Vytautu Švedu padėsime vairuotojams atsikratyti jų žalingų vairavimo įpročių ir tapti geresniais vairuotojais. Vasarą socialiniuose tinkluose kreipėmės į vairuotojus.
turite ydų, kažkas jums nepavyksta prie vairo, o gal šeimos nariai, draugai, vairuodami kažką daro ne taip, kaip reikia, praneškite mums, o mes pakviesime į pamokas Panevėžio darbo rinkos mokymo centre, leisime jums pajusti, kaip vairuojate, kodėl taip vairuojate, kodėl vairuoti taip nereikėtų ir kaip vairuoti teisingai. Jums padės pats geriausias saugos vairavimo instruktorius Lietuvos ralio čempionas Vytautas Švedas. Mes prieinam prie kažkokio tai probleminio momento, ne? Kuris yra... Valgom daug prie vairo. Valgom prie vairo. Užkandžiaujam. Jeigu stresuoju kely, tai mane labai ramina. Tai užkandžiauju. Šitą. Dar ir tai būna. Jo. Stresas yra blogas veiksmas, bet aš įsivaizduoju, kad pakaitalų surasti stresui prie vairo galima ne vieną ir ne du turbūt. Kiekvienas tas toks šalutinis dalykas, jisai kainuoja mum koncentraciją. Mes mokam pakankamai didelę sumą, darydami smulkius dalykus. Tai dabar mes tada paimsim praktiškai, pabandysime kritinės situacijas, kokios gali ištikti mūsų kelyje. O mes šiandien, tarkim, pavadinkim kritinę situaciją labai slidaus kelio atkarpą, kur automobilis pradės lysti. Mes pavažiuokime paprastai ir po to valiukiškai, lengvabūdiškai atvažiuosime kramtydami kažkokius tai riešutus iš pakelio, gal net pakritusių pabandysim paieškoti po sėdynę, tai tada mes gali būti, kad kelyje ir nebeišsilaikom. Ne? Dabar mums tada reikia pravažiuoti. Gerai, dabar mes pavažiuokim iki tamstos dukrelės ir paimam kokią nors užkanduką. Gerai, tai mums čia neesmina. Svarbu. Išmėtysim mes. Ramintą neduosi mamai nieką. Mes išmėtysim šitą. Dar rieš. Tai čia tų riešutų ir... Ai, čia šiti geresni, čia biškai sudėtingiau paimti. Jo. Bet šitas maišelis gerai telpa šičia. Čia visi gali. Ir va taip valgai. Gerai, supratau. Viskas aišku. Mes turėsim labai staigiai pakeitusią automobilio galinę dalį trajektoriją. Užvažiuosime judančios plokštės, kuri pasisuks, kada užvažiuos automobilio galas. Ir automobilio galas pradės slysti. Labai staigiai. Tuo pat metu mes pabandom mažą eksperimentą, važiuojam vieną ranką, todėl kad viena ranka dažnai užimta yra kitais dalykais, ir pabandom ir pasižiūrim, ar mes turim teorinę galimybę išlikti. Gerai, važiuojam. Kažkas čia vyksta, jo? Kažkas įvyko, biškai pasimečiau, reikėjo dar vienos rankas. Dar po to... O dar jeigu reikėtų powerą junginėti, tai būtų sudėtinga. Prisireikia kažką daryti, jo? Pabandom dar kartą. Dar kartą. Ir valgom ir važiuojam. Nu, pabandom. Nu, bent pasikuiskim. Gerai. Bet dar kokia čia firma, čia? Čia nežinau. Išbandėm naują parduotuvę. Atsidarė Tauragiai, Lidlas. Šiandien buvo apsipirkti antrą kartą. Prašau. Ir čia nemokam. Patiko. Riešutų skanių radome. Greičiau. Ok, tokiu greičiu. Na, bet kas liausia. Opa, ui. Kas čia dabar vyksta? Kažkas atsitiko. Nu, paslydom. Gerai, nu tai va čia dabar sustojam. Iš principo viskas lyg ir teoriškai gerai. Su viena ranka galima atlikti tą pakankamai staigų sukimą. Automobilį mes turim kaip ne kaip čia pačios aukščiausios prabos, dėl to jis turi pačias naujausias ir teisingiausias saugumo sistemas ir, linkim, jisai toleruoja gerokai daugiau negu tie paprastesni automobiliai, kiek senesni, 20-25, gal net 15 metų automobiliai, jie tokios tolerancijos tokiems slydimam neturi, nes tų sistemų ir jos tiek daug neatleidžia klaidų. Tai šičia mes turim tokį. Bet iš principo paslydimas, atsukimas vairo ir po to jau koks buvo atoveiksmis, kad akceleracija buvo, jos nebuvo paprasčiausiai. Ką mums reikia padaryti, kad išlyginti automobilį?
Mums reikia sukti automobilio vairą į slydimo pusę, ką tu labai puikiai darai ir kas to puikiai sekasi, bet akceleracijos čia neliko. Čia mes buvom irgi šalikeliai, vadinkim. Mes paslydom, automobilis slydo šonu ir atsidūrė faktiškai ties kelkraščiu. Kelkraštis, kai atsirado šiek tiek daugiau sukibimo, mus sugrąžino į kelią. Dėl to mes neapsisukom pilnai. Bet čia vėlgi yra loterija, kuri mums arba pasiseka, arba nepasiseka. Tai dabar mes dedam tos riešutus velniškus į dėtuvę. Jo, ir tada pabandom pravažiuoti. Arba sustosim, pavalgysim ir paskui važiuosim. Arba grįžę suvalgysim. Arba grįžę. Atsiram gadas ir gerai. Ką mes pamatėm nebevalgydami šitų siemkų? Ką tu pati pajauti? Šiaip aš kažkaip jaučiuosi tvirčiau prie vairo, kai su abiem rankom. Toks pasitikėjimas, gal savim didesnis įveikti netikėtą kliūtį. Taip, biškai pristojam čia. Važiavau drąsiau. Važiavai drąsiau, sureagavai labai gerai. Kai mašina pradėjo slysti, iš karto atsuktas vairas, iš karto akceleracija, iš karto grąžinamas vairas tada, kai mašina pradėjo lygėti. Aš jaučiausi visiškai saugiai ir visiškai šaltai, todėl kad mes turėjom visai kitą Renatą. Renatą esančią kelyje, kuri tikrai matosi ir jaučiasi, kad turi sugebėjimus vairuoti ir vairuoja pakankamai puikiai, bet trūksta koncentracijos į kelią, jinai iš tikrųjų neturėtų sukelti didelių problemų grįžti. Tai pravažiuojam dar kartelį, įsitvirtinam ir važiuojam saugiai mokyklą. Atsitikime. Čiut per gerai. Dabar staptelk, viskas gerai. Man žiauriai viskas patinka, žiauriai viskas gerai. Renata be riešutų yra visai kita Renata ir aš žiauriai džiaugiuosi, kad jinai tokia yra. Aišku, svarbiausia, ką mes pamatėm čia, kad šitie dalykai ir telefoniniai dalykai ir kas bebūtų mums tikrai nepadeda. Nu tai man atrodo, kad mes šiandien pakankamai produktyviai ir praktikoje rodėm, kad tą daryti yra nelabai saugu. Ne? Ir įrodėm, ir įtikinot, kad reikia rinktis arba. Gerai. Tai Ačiū Renata. Gera pamoka. Ir gero kelio be riešutų. Gerai, dėkui labai. Nuo kovo 1 dienos keitėsi automobilio statymo ir rinkliavų už šią paslaugą tvarka. Ateityje žadama dar naujovių. Nuo kovo 1 dienos pasikeitė automobilių stovėjimo paslaugų įkainiai dviejose sostinės automobilių stovėjimo zonose. 1 valanda automobilio stovėjimo raudonojoje zonoje brangsta nuo 90 euro centų iki 1,5 euro, o mėlynojoje nuo 1,80 iki 2,5 euro. Taip pat bus plečiama mėlynosios rinkliavos zonos riba. Ji didėja iki Gedimino prospekto ir Vilniaus arkikatedros prieigų. Nuo kovo 1-osios geltonąją rinkliavos zoną yra įtraukta Dobužinskio gatvė ir vakarinė Užupio dalis, o į žaliąją rinkliavos zoną Žvėryno rajonas, Vingio parko prieigos bei prie Siemens arenos esančios stovėjimo vietos ir kitos aplinkinės gatvės. Šiose gatvėse rinkliava nebus renkama nuo kovo 1 dienos, todėl gyventojams nereikia kol kas kreiptis dėl leidimo automobiliams statyti išdavimo, o kitiems vairuotojams mokėti vietinės rinkliavos. Pati idėja ir pats branginimo ar zonų išplėtimo idėja yra tikrai nedidinti kainas arba, kaip jūs sakote, išvaryti visus automobilius iš miesto centro. Iš principo yra dėl to, kad šiai dienai atvažiavus į miesto senamiestį pasistatyti automobilį yra
yra jau sudėtingas rebusas išspręsti. Ir mes turime apie 30% srauto, kuris važinėja senamiestį, jisai yra vairuotojų, kurie ieško būtent parkavimo vietos. Tai mūsų senamiestis yra ir teršiamas, ir gaištamas vairuotojų laikas, ir tie, kurie iš tikrųjų gali susimokėti, jie neranda tos vietos. Tai kainų tarifų pokyčiai yra labiau orientuoti į sutvarkymą chaotiško parkavimo, kas yra dabar. Tai iš principo kainomis yra reguliuojamas pati parkavimo tvarka, daugiau vietų atsiradimas ir būtent kilo iš to, kad buvo padaryti tyrimai, kad yra apklausos įvairios, kad šiai dienai mes turim mėlynoj ir raudonoj zonoj virš 90% užimtumą. Tai vadinasi, kas 10 vidutiniškai vieta yra laisva. Apmokestinimas brangsta, atsiranda naujų zonų ir bus apmokestinami dabar ir daugiabučių kiemai kai kurie, ne? Tai kaip tai bus apmokestinama, kaip tai bus galima pastebėti? Na, daugiabučių kiemai taip vieną dieną nuo kovo 1 nebus pradėti čia iš karto apmokestinti. Mes šitą žinutę, ką mes norim pasakyti, kad kiekvienas gyventojas ir kiekvienas daugiabučio namų gyventojas yra savo kiemo šeimininkas ir turėtų toksai būti. Tai tikrai niekas per prievartą neateis ir neapmokestins. Tai bus, yra dvi galimybės. Arba susiformuoja sklypą ir jame tvarkosi taip, kaip nori, įsirengia vartus, užtvarus ar dar kažką ir tvarkosi savo kieme kaip nori. Jeigu jie mato iš principo problemą kieme, jeigu nemato problemos, tai viskas gerai. Tai nei mes apmokestinsim, nei jie patys gali kažką tvarkytis. O kitas variantas, jie gali tikrai gyventojai ar bendryje, ar iniciatyvinė gyventojų grupė kreiptis į mus, jeigu yra problema su parkavimu daugiabučio namo kieme ir mes galim tenais padėti būtent apmokestindami kiemą. Bet tikrai taip nebus, kad vieną dieną ateis suteikimo paslaugos ir apmokestins įves mokamą parkavimą kieme. Tikrai taip nebus, tikrai tik tai gyventojų prašymų ir tik tai gyventojų pačių iniciatyva. Tai kaip supratau, patys gyventojai turi nuspręsti, ar ne, kad galbūt reikėtų apmokestinti, kad nestatytų kitaip pašaliečiai, kurie ten į darbus važiuoja ir užstato viską. Tai būtent ir tendencija yra matoma jau dabar tokia, kad patys gyventojai kreipiasi į savivaldybę, kad sutvarkytų jų kiemus, nes iš tikrųjų tose vietose, kur yra rinkliavos zonos, kuriuose yra renkamas mokestis, vengdami mokėjimo gatvėj, pašaliniai vairuotojai atvažiuoja į daugiabučių kiemus ir jos tenais užstato. Tai va tada kyla nepasitenkinimas gyventojams, kodėl taip yra. Tai va du variantai yra galimi, arba bendrija gali susiformuoti savo sklypą ir jie tvarkytis kaip tik tai nori, o kitas variantas tikrai gali kreiptis į mus ir mes apmokestinsim to pačiu tarifu, koks yra gatvėje ir iš principo tada pašaliniam vairuotojam nėra ten tada ko vengti mokėjimo gatvėje, nes ir kieme bus lygiai taip pat toks mokestis. O gyventojai turi bet kokiu atveju gali išsipirkti lengvatinius leidimus, kurie galioja metams, ten priklausomai nuo zonos yra kainos ir parkuotis tiek kieme, tiek gatvėje. Tai gyventojams vis dėlto bus kažkokios tai nuolaidos? Tai ir dabar jos yra, ir jos nesikeičia, kaip ir dabar yra ten, kur yra mokamos rinkliavos zonos. Dabar gyventojai gali išsipirkti metinius lengvatinius tus leidimus, kurie galioja. Kaip suprantu, tie, kurie deklaravę ten gyvenamąją vietą? Būtent, kurie yra deklaravę gyvenamą vietą, tai niekas jiems ir dabar nesikeičia, nei kainos nesikeičia, nei zonos, ir jie tam tikroje vietoje, tam tikroje aplinkinėse gatvėse gali su tuo leidimu tenai statyti automobilį. Surinkta rinkliava bus tikslingai naudojama susisiekimo infrastruktūrai prižiūrėti ir gerinti, tvarkyti stovėjimo aikšteles, automobilių statymo vietas, gerinti ir plėsti bendrą susisiekimo sistemą. Iš gautų pajamų taip pat bus ketinama finansuoti viešojo transporto sistemą, bus gerinama dviračių infrastruktūra, užtikrinamas didesnis eismo saugumas. Ar bus ateityje galbūt kažkokių nors aikštelių už miestų, kur galima palikti ir atvažiuoti iki centro? Kalbant apie tokias alternatyvas, tai dar paminėsiu, kad geltonai ir žalioj zonai kainos nesikeičia ir kadangi ten užpildymas nėra toksai didelis, tai tikrai galima šiek tiek ir tolėliau palikti automobilį ir pasistatyti ten. O kita vertus, tai mes planuojame dar vasarą atidaryti kelias park and ride aikšteles, kurios yra pakankamai populiarios užsienį visoje Europoje, visose miestuose. Kai atvažiavus automobiliu į miestą, tarkim, tai nėra priemiestis, bet jau pačiame mieste galima palikus automobilį saugiai ir tvarkingai važiuoti viešuoju transportu į miesto centrą. Tai mes taip pabandysim paskatinti žmonės daugiau naudotis viešuoju transportu, kuris irgi šiais metais pakankamai ženkliai atsinaujins.
paskatinimas, kad paliko automobilį, sėsk į viešąjį transportą. Ar už tai, kad palieka jis automobilį ir nedusina centro, ar žmogus gaus galbūt kažkokią nuolaidą viešajam transportui, ar nemokamą bilietą, ar tiesiog jūs siūlote jam persėsti į tuos senus troleibusus. Tai kaip aš ir minėjau, iš tikrųjų, kadangi vasarą ruošiamasi tokias aikšteles atidaryti, tokias kaip pirmasias vadinamas pilotinės aikšteles, tai paskatinimas yra toks, kad be abejo, vairuotojui tada nereikia gaišti laiko ieškant parkavimo vietos miesto centre, nereikia mokėti už parkavimą miesto centre, kas yra, jeigu jau važiuoju šį darbą, ne visai dienai turiu už visą dieną susimokėti, o čia bus už simbolinį mokestį, parkuojamas į Park and Ride aikštelę ir už tą patį mokestį, tai yra su tuo pačiu bilietu bus galima važiuoti viešuoju transportu visą dieną. Apie automobilių statymo lengvatas kalbėsime kitose laidose. Nu, o prieš atsisveikindamas noriu pranešti štai tokį dalyką. Nuo kovo 1 dienos motociklai gali važinėti su vasarinėmis padangomis. Tad manau, kad dabar jų keliuose daugės geometrinė progresija. Nepervertinkite savo jėgų, o vairuotojus raginu dažniau dairykitės į galinio vaizdo veidrodėlius. Sudie, gerų kelionių.